Nacionalinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turi naują generalinį rėmėją – verslininko pokerio žaidėjo Antano Guogos lažybų bendrovę. Esu Lietuvos ir Lietuvos krepšinio patriotas, tad kai rinktinė kreipėsi į mane dėl pagalbos, man buvo gana paprasta. Ir atsakymas buvo aiškus, kad reikia padėti. Yra didelė garbė, kad galiu dalyvauti kartu su rinktinė, prisidėti. Labai noriu girdėti tuos žodžius, ypatingai Lietuvą skanduojančią. Abi pusės bendradarbiaus 2 metus, o kokios piniginės injekcijos sulauks rinktinė kol kas nešnekama. Taip, kad aišku, ir Kleizė bus apdraustas, ir kiti, ką reikės. Taip, mes tokia truputį nežinomybė, mes nenorim jūsų klaidinti. Taip, kad atsiprašom labai ir šį kartą tiksliai į klausimą jums neatsakysim. Dar prieš 2 mėnesius pasklidus kalboms, kad rinktinė gali remti lažybų bendrovę, buvo sulaukta ir neigiamų reakcijų. Tačiau pagal dabartinius įstatymus toks bendradarbiavimas yra galimas. Pritarėm, kad tokia sutartis gali būti pasirašyta. Žinoma, jeigu nebus laikomasi azartinių lošimų įstatymo reikalavimo, tada kalbėsime su bendrove, kad jinai jo nepažeidinėtų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės krepšininkai į pirmąją treniruočių stovyklą Druskininkuose rinksis Liepos 14-ąją.